Gavau protingą klausimą į komentarus, tad nusprendžiau atsakysiu viešai. Kokia mano nuomonė apie naujus automobilius? Tai nusipirkai naują automobilį, turi ramybę, jog jis jums tarnaus tam tikrą kilometrų kiekį ir tam tikrą laiką. O jeigu suges, jums nemokamai suremontuos. Minusas, kad dažnai jie iš tikrųjų ir genda. O dar kitas didesnis minusas, jog kai išeina visiškai naujas modelis, niekas rimtai nežino, kokie bus jų gedimai. O kai kurie modeliai yra tikrai labai nevykę ir pastoviai stovi tuose autoservisuose, autorizuotose. Ir didelę dalį laiko jis tiesiog prastovi. Kitas automobilis turėtų važiuoti, nes yra sumokėti didžiuliai pinigai. Jis labai greit nuverti naujas. Realiai tik nusipirkai, išsivarai iš autorizuotos atstovybės, jis nuvertėja iš karto apie 15-20%, kas yra kosminiai pinigai. Naudotą automobilį nusipirktumėt, kad ir su 10 000 km rida, jūs galbūt jį netgi parduotumėt ir už brangiau tą pačią dieną ar po metų laiko, nes galbūt jums pavyks padaryti gerą sandorį, bet reikia turėti tam žinių. Tai aklai šaudyt yra sudėtinga, ne visada pataikysit. Naujas automobilis yra faina, malonu, bet labai brangiai kainuoja. Ir kitas dalykas, jog jūs nežinot, kiek jo yra ilgamžiškumas ir kokios ligos. Tai va tokia mano trumpa nuomonė apie naujus automobilius. Pats tikrai nepirksiu greitų metų naujo automobilio. Jeigu pirksiu, tik naudotą ir su mintim, kad jis man itin daug nenuvertės ir galbūt net parduosiu už daugiau negu pirkau. Tiek žinių, gerų jums pirkinių.